Nu va, labas Ieva. Labas, Viktorija. Tai ar labai susikaupęs Kiek fainam čia įmanoma darbe. labiausiai. Mano labiausiai. Taip. Tai gerai, kad taip jau esi labai susikaupus, tai tada ir pradėsim nuo to, kad tiesiog gal gali pristatyti save. Apie ką šiandien yra Ieva. Apie ką šiandien yra Ieva? Mm? Apie, apie... Šiandien tai labai apie mamą, šiaip, nes turiu tokią pusiau ligoniukę namie. Mhm. Bet jeigu taip, apie ką mes čia šiandien susirinkom, ane, tai sakyčiau, coachingas, hipnoterapija, veidoskaita, enegrama, human dizainas. Aš esu šiandien apie tai. Tiek daug įdomių dalykų iš tikrųjų, ar ne? Ir apie daug ką būtų galima pakalbinti, na, bet mes renkamės vieną temą ir šiandieną mes kalbėsim pagrindę apie veidoskaitą. Ar ne? Taip, taip. Tiem, kas mūsų klauso, kalbėsim apie veidoskaitą, Ieva pasidalins įdomiais dalykais, bet vis tiek, bet kokiu atveju, vat, klausimas, kaip tu iki to daėjai. Tai aš įsivaizduoju, kad veidoskaita tai yra kaip viena kažkokia dalis, ar ne, viena kažkuri, kuri integruojasi tau į tavo veiklos visumą, ar ne? Bet kaip tu iki tos veiklos tokios prieėjai, kad iki tų visų enneagramų, veidoskaitos, netgi hipnoterapiją paminėjai, ar ne? Na ir coachingas, koks tas kelias buvo? Greičiausiai nebuvo taip, kad pabaigai mokyklą ir nusprendai, būsiu coachere. Tai mano kelias, jeigu tai pradėti, ne, tai nuo visai ankstyvos vaikystės aš labai domėjausi žmonėmis. Tai Mhm. būdama visai mažytė, tyrinėdavau ir psichologija man buvo kažkas tokio. Aš į mokyklą eidavau realiai stebėti labiau žmogus aplink mane. Ne ką išmoksiu, o kas aplink mane, kaip Mhm. mokytoja reaguoja, kaip, ane, vaikai elgesi. Vat tai buvo visas tas pažinimas, ane. Ir netgi šiandieną, va taip galvojau, tai mano, va, pirmas tokios net psichologinės žinios, tai atėjo iš filmų. Aš dievinau filmus ir tokius rimtus filmus, net būdama visai maža. Ir aš per juos man būdavo, vat, ne, aš stebiu, kaip žmogus reaguoja, kas su juo vyksta. Tai pamenu, buvo pas mumis kieme vaizdajuosčių nuoma ir galima Mhm. būdavo 2 įmyti, 3 nemokamai. Tai aš imdavau sesėm ten kokie ten liūtas karalius, nes jos jaunesnės, o savo tas dramas. Ir aš nuėjus sakydavau, duokit man filmų, kad verkčiau. Tai labai greitai, jo, tokių dramų, tokių kažko išgyventa, ne, kur santykiai. Tai jau po kiek tai laiko aš atydavau, sakydavau, aš nieko neturiu. Aš tau neturiu ką pasiūlyti, nes aš buvau viską išžiūrėjus. Tai va tai buvo toksai kelias psichologija, bet aš absoliučiai apie meną, kūrybą, dailę Mhm. ir į psichologiją neįstojau, nes, nu, psichologijai reikalinga matematika. Ir tada dizainas, interjero dizainerė, ar ne, menininkė, dailininkė, tapydavau interjerinius paveikslus, turėjau savo prekinį ženklą kitokį, tebeturiu, bet jau tai tokia praeitis, ar ne. Mhm. Tai va, ir galiausiai iš poreikio, nu, tarsi trūkumo, kad neįgalinu savęs pilnai, atsidūriau coachingė. Ir viskas pradėjo keistis. Viskas pradėjo keistis ir dabar galėčiau pasakyti, kad pakeičiau 180 laipsnių kampus savo visą kelią. Mhm. Ir tada suprantu, kad su coachingu atėjo ir kiti metodai, ar ne, kaip ir eneagramos ir Atėjo veidoskaita. enegrama, atėjo enegrama, veidoskaita buvo dar ir prieš tai, ar ne, ir kiti tie, nes iš tikrųjų tie visos sistemos, žmonių pažinimo sistemos jau man buvo iki tol, ar ne, jau aš nagrinėjau, bet dabar tai yra jau apie tokį gilesnį jų pažinimą, apie dalinimąsi žiniomis. Tai va. Tai gerai, tai tada mes ir ateinam iki tos veidoskaitos. Tai kas yra ta veidoskaita? Skaitimas iš veido, važiuoriu į tave Skaitmenis išskaitau. išleido. Mhm. Taip, veidoskaita. Taip, realiai tai
būdas, ar ne, įrankis, kuris padeda suprasti ir pažinti save bei kitus. Iš veido bruožų mes galime matyti žmogaus potencialą, duotybės, stiprybės, ar ne? Ar silpnybės kažkokias, ar ne, vietas. Tai taip, veidas išduoda daug dalykų, pasako apie mus daug dalykų. Ir realiai tai yra naudojama visame pasaulyje, naudojama įmonėse labai dažnai, ar ne, naudojama savęs pažinime. Ir taip, tai labai padeda ir išlaisvina. Man toks iškilo labai įdomus klausimas, aš kadangi dalyvavau pas Ievą paskaitoj vaidoskaitos, buvo nepaprastai įdomi paskaita, žinokit, jau kas turėsit, kada kur nors kokią galimybę, tai tikrai labai rekomenduoju, net jeigu labai giliai nesidomi, vis tiek labai daug smagių žinių gauni. Paskui man iškilo toksai klausimas, tai vat dabar tavęs viešai paklausiu. Taip, tikiuosi turėsiu atsakymą. Jo, žinai, aš kažkada, vat, kai su chiromantu esu klausus, nu, žinai, tas, kur iš delno linijų, Taip. ten sprendžia, jisai sakydavo, kai žmogus prasidirba savo ten tam tikrus dalykus, charakterio bruožus, karmą, taip toliau, kinta linijos. Ar taip pat gali būti su veido bruožais? Labai geras klausimas. Ir išties kitą kartą mes pamatom žmogų po kurio laiko, nu pavyzdžiui, klasioką, ne, ar ten kokį grupioką, ir mes neatpažįstam jo. Tai parodo tam tikrus dalykus, kas vyko jo gyvenime. Ir tai atsispindi veide. Lygiai taip pat mes galim nematyti, tarkim, draugės porą metų, pamatom, o jinai visa švytinti ir tada klausia ir sako, išsiskyriau, ar ne, ar ten turiu ten kažką, tai pakeičiau karjerą ir taip toliau ir panašiai. Tai taip, veidas labai parodo, ar ne, ir bruožai kinta, bet netgi ne taip greitai, kaip galim keistis mes. Mhm. Ir iš tikrųjų man veidoskaita tai yra kaip papildomas įrankis, ką žmogus kalba, ar ne, aš naudoju, vedu sesijas, individualias sesijas, ar ne, aš žiūriu, ką žmogus kalba ir tai man papildo, ne, stebiu veidą ir atkreipiu į tai dėmesį. Nes gali būti, kad tam tikrą temą žmogus tikrai yra pradirbęs, ar ne, kaip pati įvardinai, ar išsisprendęs, o veide dar vis tik matosi. Mhm. Tai vertinti, ar ne, taip su veidoskaita absoliučiai, taip imti kaip absoliutą negalime. Reikia būti, atsargiai, ar ne, su šitais dalykais. Nu, tai kaip įdomu. Taip. Kaip ir visur, ar ne, reikia, sveiko proto, kaip sakant, ir žiūrėti absoliučiai į visumą. Į visumą, labai teisingai. Kaip lygiai taip pat, ar ne, mes nevertinam, pamatėm ten nosį, ne, kažkokią tai, ir iškart, jisai, ne, mes žiūrim visumą, nes visuma, ar ne, tai kaip sakau, kaip puzlė. Negalim žiūrėti vieną kažką, ar ne, mes žiūrim viską, ką matom bendrai visame veide. Mhm. Tai gerai, tai gal gali kažką papasakoti biškį tokio iš praktinės pusės, ką būtų galima greitai prisitaikyti, praktiškai. Praktiškai. Aš pati iš savo asmeninės, ne, kai pradėjau mokytis veidoskaitos, pirmas dalykas, kuri buvo tema, kaklas. Nes realiai yra galva, veidas ir yra kaklas, kuris irgi labai svarbus. Plonas kaklas tai yra baimės. Baimės, ar ne, nepasitikėjimas savim, ar ne, reikia pritarimo iš išorės. Kai aš išklausiau tos paskaitos, pirmas dalykas, ką aš dariau, tai užrašiau savo Luką į plaukimo pamokas. Nes geras dalykas, kad mes galim stiprinti šitą parametrą ir realiai sporto pagalba ir tikrai galim pastiprinti kaklo raumenis ir net būna matosi užkočioti kaklai tokie, ne, pas vyrus ypatingai. Toksai šitoje dalyje, ne? Tai galim stiprinti šitą parametrą. Dar ką mes galim stiprinti, tiksliau ne mes, moteris, bet vyrai, tai atkreipkim dėmesį, kaip yra barzda, ar ne? Barzda. Vakras. Tai barzdoti vyrai. Tai realiai jie stiprina šitą zoną, į veiksmą, ar ne, į orientuoti, ar ne, kad turėtų daugiau energijos. Tai tai ta pati barzda, jinai.
Taip, jinai A, sustiprina šitą parametrą. Tai aš mano vyrui vyras visada, dabar kaip tik pradėjo auginti barzdą. Nei iš šio, nei, nu, vat, nei iš šio, nei iš to. Va, tai tai vad jam, paklaus, kodėl tau gini tą barzdą? nu, tai jam, kaip sakant, norisi sustiprinti kažkokį savo veiklos, Taip, nežinau, energiją, ne, taip, taip, aspektą. taip. Taip. Nes čia yra šitas, ar ne, yra veidas skirstomas į tris zonas, ar ne? Mhm. Galvos centras, emocinis centras ir va čia yra veiksmas, ar ne, orientuotas į veiksmą žmogus. Taip. Kalbos, emocijų ir Taip. veiksmų. Čia per emocijas, ar ne, jeigu turim, pavyzdžiui, didelę ilgą nosį, ne, ilgą Mhm. nosį, tai Mano ilga nosis. tai čia yra, Mhm. taip, čia yra apie emocijas, apie empatiją, apie jautrumą, ar ne? Tai Mhm. jeigu poroje bus mažytė praktiška nosytė, ar ne, ir ilga nosis, nu tai tikrai tas, kuris turi ilgą nosį, klaus, ar mane myli, arba pasakys, kaip myli, arba bus daug emocijų. Tai atsimenu, kai mokėmės ir ta, va, kas čia pas mane, ta ilga nosis, tą jautrumą visą, ar ne? Taip, lygiai taip pat kakta, ar ne? Tai yra apie Mhm. tai, kad žinios, tai yra apie intelektualų, ne, intelektas, eruditai dažnai būna, ar ne, tai turi dalinti žiniomis, yra poreikis. Tai jeigu žmogus turi aukštą kaktą, tai jam labai tinka dalinti žiniomis, ar ne, eiti per tai ir save tame realizuoti. Kitas dalykas, ar ne, yra kakta ir dar yra ausis. Tai pavyzdžiui, didelės ausis, tai va čia irgi buvo, visos nori mažų ausyčių. Okay. Bet po mokymų taip džiaugiasi, kurios turi didelės ausis. Sako, Okay. pagaliau įsimylėjau savo ausis. Kągi reiškia didelės Dėl ausis? to, kad didelės ausis tai yra kiek priema informacijos, ar ne, kiek Mhm. pareina informacijos. Tai va tie, kur mokyklai būna, nieko nesimoko, bet viską moko, tai dažniausiai tikėtina, jie turi didelės ausis ir jiem, kaip sako, kaip mokiausi ir Žydrūnas Sadauskas sakydavo, kaip satelitinė, žinai, ta antena. Opa. Tai pamenu, kai vesdavau dar dailę vaikam, tokį atvesdavo berniuką ir jisai pieždavo tai gal 3 procentus, o visą kitą jisai šnekėdavo. Ugnikalnis ten ir ten lava tokio tokia, taip ir taip, ten kraujas mūsų venom, mažiukas. Tai aš klausiau, pasižiūriu, kokios ausis. Ir aš tada ateina jo pasimti tėtis. Sakau, o jūs nenorit jo leisti kažkur, vat kur yra apie žinias, aš tėčiui papasakau, sakau, žinokit, labai yra begalinis potencialas pas vaiką ir jam sakau, nu nelabai ir įdomu apie tą piešimą. Tai dar kelis kartus atvedė ir rado kitą veiklą Mhm. vaikui. Tai va. Tai va, kiek daug visokių niuansų ir dalykų galim sužinoti pagal veidą. Mhm. O akių forma, ar arčiau toliau turi kažkokį tai? Kuo arčiau akis, tuo yra toksai, vat kaip arklyje, ne, sako. Aha, toksai daugiau į detalės, ar ne, toksai vat į smulkmeniškumą, ar ne, o toliau tai yra tolerancija, visa apimantis, ar ne, žvilgsnis, matantis, ar ne, plačiai. Tai vat ir žmogus toksai yra apie platesnį matymą, platesnės pažiūros, galima taip vardinti. Bet vėlgi, vat, kaip sakau, nežiūrim tik tai to parametro, nes tikėtina ar ne kompensuoja kažkokie kiti ir žiūrim bendrą visumą, išskirdami dažniausiai 3 pagrindinius veido bruožus, o toliau jau kaip tos atspalviai, ar ne, tai yra 3 spalvos ir tada maišom ir gaunam įvairius atspalvius. Taip. Pavyzdžiui, pas pačią yra storos gražios lūpos, ane? Tai ką ir darai, va, mokini, mokai, kalbi, Kalbu. nes tokiam žmogui, nu, būtina kalbėti, išsikalbėti, sakyti, pasakyti. Ir kaip juokiuosi, nu, buhalterės storom lūpom, nu, nesu mačius, tai jeigu kas pamatysit, duokit žinią, nes realiai Nebent galbūt labai kalbi buhalterė. galėtų būti. tai tada jinai turbūt uždirba nedaug, nes neturi kada, ar ne, nes reikia vis tiek koncentracijos susikaupimo, nes plonos lūpos tai yra apie tokį detalės, smulkmeniškumą, susikaupimą, ar ne?
o storos tai yra apie komunikaciją, apie kalbėjimą. Dabar šovė man toks klausimas į galvą tiesiog, o akių spalva jinai turi pagal vaidoskaitą kažkokią tai reikšmę. Turi, turi. Mhm. Taip, jeigu atkreipsi dėmesį, tai pavyzdžiui, rudaakiai visada pradės pirmi judėti. Jeigu užleis muziką, tai va, pradės judėti. Ar ne? Geras. Tai realiai Neatkreipiau tai yra, dėmesio, bet tai kaip yra pažiūrėjau. aš pati rudakė, tai A, visada. visada. Man tik tai yra temperamentas, ugnis, ar Mhm. ne? Tai yra natūraliai jie, nu, karštesni, ar ne, Mhm. judresni. Pavyzdžiui, žaliakiai skaitosi gyduoliai. Ir realiai dažnu atveju e, esu atkreipus dėmesį, kad masažistai arba ten veido ar ne, ar kažkokias vat procedūras, kurias atlieka, pavyzdžiui, rankomis, ar ne, dažnu atveju būna žaliom akim. Mhm. Atvirom Aš žaliom irgi akim. žaliom, gyvatiškom. Va. Gyvatė. O jo, gyvatė. Tai tavo Mhm. metai dabar. Ne, pagal metus aš nesu gyvatė, bet pagal anot astrologo Indijoje tai visa energija yra 100% gyvatės. Mm, Sakant, gerai, stipri ten, energija. jo, sakė, gali rankom gydyti ir visą tą Va, daryti. nu va, Sakant, ne melas, tikra nemelas tiesa. pasirodo. Tai Taip, va, tai liepia gyvatės nešioti, tai va nešioju. Man tai gyvatė. kaip simbolį. Aha. Aktyvuoti. Gerai, Mhm. o kur apskritai tada va šita visa veidoskaita, kaip jinai praktiškai panaudojama? Ar tik tiek, kad va, tai įdomu pasižiūrėjau, nu įdomu, žinai, nu okei. Kaip- Koks jos praktinis panaudojimas? Kaip tau jisai padeda, pavyzdžiui, tos žinios, kaip tau jos padeda gyventi? Tai pirmas dalykas, tai man padėjo tiesiog suprasti ir pažinti save. Mhm. Pirmiausia, vis Aš tiek pradedam nuo to, ar ne, kad kokią tipologiją beimsi, tai pažink save. Ar ne? vienareikšmiškai per tai mes patikrinam veikia ar neveikia, bent jau aš tai ta tokia, kur apskritai praktikė, žinai, ne tik Mhm. tai, kad paskaičiau o aš per save viską filtrą perleidžiu, tada per visus aplink perleidžiu ir jeigu veikia, tada ok, važiuojam. Tai tarkim, netgi va asmeninis mano pavyzdys buvo, tai sakyčiau, gal prieš 6 metus aš turėjau tą studiją, ar ne, kur vesdavau dailę vaikam. Ir mes pasikvietėm į tą studiją svečią, veidoskaitos, ar ne, Mhm. specialistą. Ir jisai žiūri į mane ir jisai sako, tu turi dalintis žiniomis, mokytojauti, dėstytojauti. Tuo metu aš apie tai net negalvojau, sėkmingai piešiau, tapiau, vedžiau dailę. Sakau, ką? Aš? Ne, aš mokau vaikų. Ne, sako, tu turi. Ir va Plačiau, ne, kažkaip tai. kažkaip dalintis, ar ne? Mhm. O tada ir va tai ir buvo, ar ne? Ir tuo metu man atrodė nesąmonė, o dabar tą aš darau. Ir va tai ir yra, kad mes kitą kartą patys savęs nesuprantam. Mes Mhm. užstringam kažkam, ane, kažkame, kažkokios įsitikinimuose, ne, primestų, ne, kaip sakau, Mhm. apsilipinam ir jau nebesuprantam, kas čia mūsų, kas ne mūsų, kas apie mus, kas apie kitus. Tai vat pirmas dalykas yra tai, kad susipažįsti su savim, Dabar iš tikruoju. tikrųjų labai didelė ta problema, jeigu paskaitytum, nežinau, kiek tau tenka skaityti tų bent jau postų Facebook'e, žinai, kur aš nežinau, ką aš noriu daryti. Aš nežinau apie ką aš. Tai, ką aš darau, akivaizdžiai ne, bet, tai, bet kur tada? Apie ką aš? Ką daryti? Ne? Tai va, tai vienas iš įrankių veidoskaita, tai būtent ir padeda suprasti, kur yra ta mano stiprybė. Mhm. Nes aš kaip visada kartoju ir kartosiu, mes labai dažnai norim būti kažkokie. Tas, Mhm. kas mums savaime gaunasi, natūraliai, mes nuvertinam kaip, nu, kaip čia Nieko dzin. ypatingo. Nu, tipo, Mhm. nesvarbu, kad gal kitam tai atrodo aukso vertė, ar ne? Mhm. Ir mes taip, ir tada žiūrim, o ką kaimynas, va taip tai norim, va taip kaip kaimynas, gal kaip kažkokia Mhm. kolegė, gal dar kaip kažkokia. Ir vaikomės va tų, ar ne, tarsi skanuliu, bet iš tikrųjų jie ne mūsų. Ir va tai leidžia kaip veidrodis, pasižiūri į save, oho, tikrai. Ir aš, kaip sakau, tada tas va savo
geriau stiprybės mes stiprinam tą, ką jau mokam, negu vietoj to, kad mes silpnybės kažkaip tai bandytume ar ne ir eikvotume energiją tam save perdai. Mes viskuom galim būti. Galim, mes pasiryšim, nuspręsim ir mes tapsim. Bet kiek mums tai kainuos? Tarkim, viena moteris, jinai padarius Mhm. tikrai daug verslų ir jai, nu, kaip ir pasisekė, nes padarė, ar ne? Bet klausimas, kaip ji jautėsi procese, kame jinai Mhm. gyveno. Nes pagal jos duotybės jinai yra apie komandą, apie, ar ne apie verslo kūrimą ir kažkokį vadovavimą, ar ne? Ir gaunasi, kad kokia tai kaina. Ir Mhm. galbūt išėjus iš tos rolės, tu tada gali visai kitaip skleistis, ar ne? Ir visai kitaip save atverti savo unikalumą. Vat. Aš sakyčiau apie tai. Tai, nu, kitaip tariant, jo, čia man labai patiko šita mintis, kad iš esmės mes visi greičiausiai galim viską. Žinai, nu, jeigu tu įdėsi daug darbo, jeigu tą darysi nuosekliai, ar ne, nu, iš esmės gali padaryti viską. Už tai aš irgi esu, kaip dabar save prisimenu, tai gyvenime pasukus į tokius kelius, kur man sakydavo, tu tikrai gali išmokti šitą gali. Ir aš galvoju, aš galiu išmokti, nu taip, aš galiu išmokti, bet ar aš noriu? Va, Ar aš va. noriu? Ypač su tinkliniu marketingu, ten, žinai, taip yra buvę, aš, nu, nesu nei prieš, nei už, nu, ten viskas kiekvienam savo labai gerai, kad žmonės gali užsidirbti, žinai. Ir man sakydavo, nu, taigi tikrai gali, tikrai šitą yra išmokstama, tikrai gali, žinai, va, sakydavo, žinot, aš, nu, aš nenoriu mokėti. Va, 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 va. Aš nežinau, kodėl taip, kaip tai skamba gal kažkaip kažkam atrodo, nu, net mokėti nenori, žinai, bet aš, nu, aš nenoriu mokėti. Bet Čia ne labai mano. geras dalykas, labai geras dalykas. Ir kaip sakau, dar pavyzdys, man pavyzdys yra, nu, tarkim, žydų tauta, ne žydai, kaip jie mokina vaikus. Mhm. Tai jie samdo korepetitorius ne ten, kur vaikui nesiseka, kaip darom mes. A, nesiseka Mhm. matematika, tai reikia papildomai užrašyta, ne? O jie samdo ten, kur vaikui sekasi. Tai aš sakyčiau, kad va į tai ir atsigręžti. Apskritai mano vienas mėgstamiausių patarimų, tai galvoti, ką darai vaikystėje. Vat Mhm. jeigu nežinai, ką veikti, tai galvok, ką veikiai. Ir tikrai atsimins, kad kažkas stovėjo gal ant taburetės ir dainavo, ne? Kažkas gal lėlės ten susisėlė maitino. Ir paskui darželio auklėtoja O tu jie svajojo. vadarei vaikystėje, ai, tu filmus žiūrėjai. Aš filmų žiūrėjau, tyrinėjau. Aš vaidindavau, kad mokau kitus, vaidindavau, būdavo ant Aš scenos. irgi, pas mane buvo visi meškinai susodinti ir aš ten. Tai mokydavau irgi šitas būdavo. Taip, taip. Sakyčiau, aš viską darau. Šiandien viską darau, ką dariau vaikystėje. Bet kelionė buvo. Kelionė buvo. Kelionė buvo vis tiek kažkur mes, na, toj vaikystėje kažkur paskui pametam, nueinam pas kažką, paskui kažkur, paskui kažkieno patarimus, paskui, ar ne, ir paskui vėl turim sugrįžti, kaip taisyklė, į tą patį. Aš nežinau, kaip tavo pastebėjimais, mano pastebėjimais maždaug ant 40. Taip, jeigu normaliai gyvenimas eina, tai ten pavaikštai ant 40 jau turėtum, nu, daug maž taip, plius minus, ne, Šiaip tai taip, va susigrąžinti. taip ir sakoma, iki 35 toksai jau egzistenciniai klausimai, nuo 30 iki Mhm. 35, o jau va nuo 35 iki 40 ta šies savo atradimas, ar ne, jeigu va jis įvyksta, tai taip. Tai Mhm. tada ir būna tas sugrįžimas į tai, ko tu norėjai vaikystėje. Ar ne? Taip, 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 taip. Mm. Gerai, tai ką norėtum palinkėti vis tik tai dabar mūsų beklausantiems Mhm. šitą gražią natą? Gyventi save, Gyventi save. Nes viską jūs gyventi, galit, bet ar visko gyventi norit? save, o kad tai suprasti, tai vat, atrasti savo įrankius, ar ne? Ir suprasti save, tą, atverti savo tą unikalumą ir gyventi save, tai čia aš sakyčiau. Būti žaismingi, ar ne? Žaismingumas irgi, manau, kad labai labai svarbus dalykas. Spontaniškumas ir būti drąsiems, va, Mm. būti drąsiems. Jeigu nori, tai daryti. Ir man dar toks klausimas atėjo va dabar, beklausant. Spontaniškumas, tas toksai drąsumas. Kai tu sugalvoji, kad nori eiti mokytis coachingo, enegramos,
veidoskaitos, ar sėdėjai ilgai svarstėjai už ir prieš, ar tiesiog nusprendai, kad spontaniškai, kad, nu, einu ir darau. Kaip ten buvo? Tai vad kaip man buvo, tai va buvo taip. Aš pieždavau kiekvieną dieną, turėdavau tiek užsakymų, kad tiesiog nebegalėdavau priimti visų klientų. Mhm. E, Užsakymai plaukdavo, pinigai, viskas gerai, ar ne? Bet man kiekvieną dieną reikdavo prisiversti. Mhm. Ne? Kai jau pradėdavau piešti, kaip ir viskas gerai. Ir vis man kirbėjo, nu, aš ne ta va menininkė kaip kitos. Nu, vad ne ta menininkė, ne? Ir ką man daryti? Ir aš atsimenu, man viena giminaitė vis sakydavo, nu, Ieva, tu ne tą darai, žinok, nu, tu ne tą darai. Nu, o ką man daryti? Nu, ką man daryti? Ir atsimenu, mes, kaip šiandien atsimenu, mes sėdime ir jinai sako, aš žinau, tau tiktų būti mediatorė, kaip Milda. Jinai, ir tada jinai davė man Mildos kontaktą, savo klientės kontaktą, Mhm. aš jai parašiau. Jaučiu, kad esu ne ten. Ir taip jau atsitiko, kad jinai man atrašė ir sako, ateik mokytis coachingo. Okay. Matai, kaip įdomu, ne? Ir man tada visiškai nekilo jokio klausimo. Paskui jau įsijungia protas, tai kaip čia dabar, ne, mokslai ilgi, aš negalėsiu dirbti tuo metu, nes aš mokysiuos. Bet realiai visas vidus šaukia, kad noriu, mano. Ir jau kai nėriau, tai dabar kiekvieną dieną mokausi, kitaip negaliu, seminarai per seminarus, mokymai per diplomai, kaip sakau, galima tapetuoti sienas, bet ne dėl diplomo, dėl pačių žinių poreikio, tokia ištroškusi, ar ne? Tai vad manau, kai atrandi tą savo kelią, ta siela pradeda viduje, ne? Ir tu, aha, va toks, žinai, šaukia ir tada važiuojam. Tai va tiesiog tuo momentu, jeigu atsitinka tai ar ne, tai būti drąsiem. Būti Būti drąsiem. drąsiam ir sakyti taip, ne? Vat ką aš čia Va, išgirdau irgi tai, nu, toks sakyti taip. Tau reikia pasikalbėti su kažkokia tai ten Milda. Ok, einu pasikalbėti su kažkokia. o ne ką, tu čia taigi toliau pieši, taigi, ne? Taip, taip, Nu, taip. ar ne toks? Bėda. Taip. Super. Labai, labai įdomu. O gerai, tai galbūt pabaigai mes galėtume kažkur pakviesti klausytojus, ar ne? Ar Mielai, turi? mielai, mielai. Specialiai. Specialiai paruošiau paskaitą, kuri vyks online, veidoskaita, ar ne? Savęs pažinimas taikant veidoskaitą. Tai pagalvojau, jog 5 pirmiem užsiprenumeravusiems mano puslapį, apie ką esi tu, bus dovanų, o kitiem visiems užsiprenumeravusiems bus nuolaida. Tai va, Tai netgi 5 yra dovana taip. veidoskaitos seminaras. Taip, taip, 3 valandų susipažinimas, Wow. pristatysiu tam tikrus bruožus, ar ne, kad galėtų pasižiūrėti į save, pagalvoti apie savo artimuosius, ar ne, ir turėtų va tokią medžiagą. Mhm. Taip, Tai ten, užsisakyti tavo naujienas galima puslapyje, taip? taip. Tai Mano mes puslapis. įdėsim nuorodą, ar ne? Taip, Sakant, ir pirmi 5 susivedę tiesiog savo elektroninį paštą, taip, taip, gauna kvietimą į Ievos veidoskaitos seminarą 3 valandų. taip. Wow. Taip. Užsiprenumeruosit naujienlaiškį ir gausite nuorodą Mhm. prisijungimus, ar ne, į tą seminarą apie veidoskaitą. Fantastika. Taip. Labai, labai dosni dovana. Dėkui tau labai. Nu ir apibendrinant, paskutinis žodis, su kuo norėtum klausytojus šiandieną palikti, su kokia mintim? Aš jau čia Mhm. labai daug gražių minčių buvo Mhm. prisakyta, susakyta. Tai Mhm. galbūt Aš tai viena iš noriu jų. tiesiog gal pirmiau tai padėkoti tau už kvietimą. Išeinu su dėkingumu. Labai buvo geras tavim kalbėtis. O, o visiems noriu palinkėti
Atsiverti. Va, ko noriu. Atsiverti ir Atsiverti. gyventi save. Gyvenimu. Taip, ir Man labai gyventi patiko save. šitas tavo, aš tai išsinešu iš mūsų pokalbio šiandien gyventi save. Gyventi. Kaip atrodo paprastai skamba, bet kaip kartais tai Mhm. nepaprasta. Bet tam mes čia ir esam. Tam mes Tik čia tai ir tam. esam. Tik tai tam. Žinai, kai sako, visų kitų vietos jau užimtos. Taip. Sakant, gali būti tik savim, kaip tu be norėsi, vis tiek tave gražins visada į Į save, save. todėl kad visų kitų vietos užimtos. Gyvenk tik save. Taip. Tai va, tai ačiū tada tau. Ačiū Ir, labai. Ačiū. ir su šituo dėkingumu mes šiandieną jūs visus ir paliekame.